Vakaro pamąstymas. Labai įdomiai mūsų gyvenimuose viskas vyksta. Ar buvo tau taip, kad tu nebematėjai vilties, nebematėjai nieko, kas galėtų tau padėti, nematėjai nieko, su kuo galėtum pasikalbėti, nei vieno žmogaus. Atrodė viskas, kas vyksta gyvenime, viskas kaip į sieną, lyg prie būtų tirštas rūkas, kurio negali praeiti. Tiesiog viskas aplinkui neaišku, nesupranti, pradedi domėtis sąmoningumu. Viskas atrodo visiškai nematoma. Ir ateina tas momentas, kai tu savo pasakai, aš pavargau nuo visko. Aš nematau prasmės gyventi, aš nematau prasmės kažką kurti, nes visa tai, kas vyksta, tai lyg tai būtų ne mano gyvenimas. Lyg kažkas tave išstūmė iš tavo paties gyvenimo, nors tu iš visų jėgų bandai laikytis tame gyvenime, laikytis toje akimirkoje, laikytis tiesiog lyg ant žemės, pasiekęs žemės kraštą ir tenais laikaisi. Vienintelis šita situacija iki kaulų smegenų pažįstama. Aš taip verkiau, aš taip šaukiau, kad aš pavargau nuo visko, kad aš nieko nebenoriu. Man tai buvo sunku. Ir jei tu esi čia dabar tokiai situacijai, vienintelis, kas man tada padėjo, kvėpavimas. Įkvėpti giliai per 4. 1, 2, 3, 4. O iškvėpti per 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atrodo, jau net nėra ką iškvėpti. Bet tada tu supranti, kad čia esi. Tai praktika, kuri nuima paniką. Kai mums atrodo nebėra gyvenimo, mus ištinka panika, panikos priepuolis. Ir tas panikos priepuolis, jisai neleidžia pamatyti realybės. Jis neleidžia pamatyti tų, kaip dabar valytuvų, kurie padėtų pamatyti geresnį kelią. Jis neleidžia pamatyti žmonių, kurie galbūt tu tikiesi iš vienų žmonių, bet šalia tavęs yra kiti žmonės. Ir va tą akimirką, kai tu pradedi kvėpuoti, tu pradedi gyventi iš naujo. Ir tas nuovargis, jis kažkur pasitraukia. Tu nustoji panikuoti. Tu nustoji save kaltinti. Mes pirmiausia baudžiame save. Mes galvojame, tai aš esu nevykus. Ne. Ar nevykęs? Ne. Tu esi labai stiprus žmogus. Jei tu dabar išdrįsai pasakyti, aš pavargau nuo visko, bet aš pabandysiu pakvėpuoti. Tai reiškia, kad tu savo davei dar vieną šansą, naują šansą, kur kažkas galbūt jo net nepasinaudojo, kažkas jį tiesiog praignoravo. Mano patarimas: visada yra šalia žmogus. Šalia yra kažkas, kas tau tikrai padės. Nepalieka Dievas mūsų po vieną. Niekada. Man, kas padėjo tuo momentu, geras filmas Valgyk, melskis ir mylėk. Po jo aš pradėjau daryti. Valgiau, meldžiausi, mylėjau pasaulį ir dėkojau. Man labai padėjo dėkingumo praktika. Galbūt ir tau šiandieninis mano priminimas, kai yra labai sunku, taip pat padės ši paprasta dėkingumo praktika. Dėkoju už viską, ką turiu.
dėkoju už namus, dėkoju už pinigus, dėkoju už gausą, dėkoju aišku už sveikatą, dėkoju už žmonės, dėkoju už tėvus, dėkoju už vaikus, dėkoju už anūkus, dėkoju už žemę, dėkoju už motiną žemę, kad jinai yra, kad joje vaikštau, dėkoju šią dieną, kad šiandien aš dar matau, girdžiu, kalbu, kad aš galiu atlikti daugybę darbų. Aš už visą tai dėkoju. Ir lai ši maža žinutė tau būna priminimas. Tu gali pradėti kvėpuoti kitaip. Tai galbūt tavo naujo gyvenimo pirmos akimirkos, kada tu supranti, kad tu esi kūrėjas, kūrėja ir kad tu gali kitaip nei iki šiol. Su didžiulė meile jums ir pasauliui, Eligija ir skaičių magija.